Šiandien jums norime pasiūlyti dar vieną kvepiančią ir labai saldžią vaikų gimtadienio idėją. Kelkimės į jaukią šokolado meistrų kavinukę, kur vaikučių laukia tikriausia šokolado gamyklėlė, staigmenos, dovanos ir kiti smagūs dalykai. Bet apie viską nuo pradžių. Šokoladinis gimtadienis, kaip ir visi kiti, prasideda nuo svečių sutikimo ir kalno dovanų. Kitas žingsnis – rimtas pasiruošimas rimtam darbui. Šiandien mes miklinsime savo pirštelius ir gaminsime pačius skaniausius pasaulyje saldainius. Todėl turime laikytis higienos ir mūsų rankytės turi būti ypatingai švarios. Taip? Tai dabar keliaukime visi kartu ir plaukime rankytės. Atlikę būtinas švaros procedūras, mažieji šventės dalyviai kartu su mamytėmis ir tėveliais kviečiami į šokolado dirbtuvėles, kur jų laukia visa reikalinga amunicija. Padėkliukai, formelės, graibštukai, indeliai ir saldainių puošmenos – riešutai, marcipanai, kremas, kokoso drožlės. Nors procesas dar neprasidėjo, patys nekantriausieji, kol niekas nemato, pasitikrina, ar tai ne sapnas ir ar šokoladas tikras, ar tikrai taip gali būti. Įsitikinę, kad viskas tikra, vaikai susikaupia trumpai paskaitėliai apie šokoladą. Po šios paskaitos nusiramina mamos. Pasirodo, šokoladas yra sveikas ir maistingas produktas, reikalingas ir suaugusiam, ir augančiam organizmui. Taigi vaikai jo gali valgyti į valias. Kakao pagrindinis yra ingredientas šokolado. Aš kviečiu siųsti lėkštelę ir tiesiog galite po mažiuką gabaliuką paragauti kakavo sviesto, kuris būtinai turi būti tiek baltajam, tiek pieniškam, tiek juodajam šokolade. Šokolado meistrė šventės dalyviams papasakoja, iš kur kilęs šokoladas, kas yra kakava, kur auga šokolado vaisiai ir kaip jie skinami. Tačiau edukacinė programa negali užsitęsti per ilgai. Mažieji juk nekantrauja. Taigi pats laikas pasiraitoti rankoves ir imtis darbo. Savo padėkliukuose atradę kvepiančių marcipano gabaliukų, vaikai pradeda pirmąjį savo rankų darbo saldainį. Procesas įgauna pagreitį. Mažieji šokolado meistrai marcipaninius kamuoliukus maudo šokolade, volioja kokoso drožlėse, klijuoja riešutų spygliukus. Kai pirmasis saldainis tampa panašus į ežiuką, pats laikas jį ragauti. Skelbiama šviežiausio šokolado degustacija. Tačiau negalvokite, kad tuo viskas ir baigėsi. Tai tik pradžia. Savo mažomis rankytėmis sukūrę šokoladinius šedevrus, vaikai kviečiami susipažinti su šokolado fondiu. Fondiu tai yra toksai gražus indas, kuriame yra ištirpintas šokoladas ir fondiu šakutėmis mes mirkysime vaisius. Taip, pas mus yra mandarinas, yra bananas. Mirkysime vaisių šokolade, taip, ir ragausime. Kieno vaisius liks šokolade, turės iš laimės šulinėlio ištraukti užduotėlę ir ją įvykdyti. Jeigu įvykdysite, aš jūs būtinai apdovanosiu. Štai tokiomis saldžiomis dovanėlėmis. Na, o toliau dar įdomiau. Ar kada nors girdėjote apie šokolado lietų? Ne? Tuomet stebėkite. Tai aš jūsų paprašysiu, kad jūs gražiai man įpiltumėte į formeles šokolado. Drąsiai. Imam, semiam ir pildome. Daugiau galima semti. Drąsiai. Šokoladiniai pirštai, čia svarbiausias akcentas yra pamokėlės, nes matosi, kad dalyvis dirbo. Ruošiam visi pirštus, patraukiam šaukštus į šoną. 1, 2, 3. Nors dar nepaminėjome, kad šokoladinėme gimtadienyje vaikai gamina ir saldainius formelėse, lyja triufelius, dainuoja, šoka ir netgi gauna šokolado meistrų diplomus, daugiau jūsų šiais vaizdais neerzinsime. Ir pasakysime tik tiek, tokio kiekio gerų emocijų ir šviežio šokolado nerasite niekur kitur, tik šokolado meistrų kavinėje. Beje, šokoladinės dirbtuvės gali atvykti ir į jūsų namus ar kiemą. Tik panorėkite, nebejokite, tokią šventę mažieji prisimins ilgai.